Honda! O taip. O taip ir apsilenkiu. Nu va, antra diena į pabaigą. Beveik 12 valandų šiandien kely. Apie 9 valandą startavau iš kempingo Elbinge. Ir va, be 10:09 aš jau įsikūriau viešbutyje Stargrade. Čia toks nedidelis lenkiškas miestelis, jau 53 km iki Vokietijos sienos. Bet toks irgi kažkoks visai netikėtas atradimas. Čia visai likę seni bažnyčios, turbūt atstatytos, bažnyčios, katedros, senamiestis. Čia viskas taip kažkaip įdomiai. Va, tai ilga diena šiandien iš tikrųjų. Viešbutį gavau už, kiek aš čia užgavau, 53 eurai su pusryčiais. Labai fainas didžiokas šeimininkas šito viešbučio. Pilnas viešbutis visokių ten rakandėlių. Mažas kambariukas, viengulė lovytė. Nu, bet ko man daugiau reikia. Tai nuo namų jau nuvažiuota yra 976 km. Beveik 1000. Šiandien 440, šiek tiek mažiau negu vakar. Nu ką, bet keltas laimi, jeigu jau važiuot taip, kaip, sakykime, keliaut. Tai neturėti tikslo pamatyti šalies, tai greičiau ir pigiau turbūt būtų su keltu, nes jau 6 valandą vakaro aš jau būčiau buvęs Kylyje, Vokietijai, jeigu būčiau vakar išplaukęs iš Klaipėdos. Na va, o dabar dar Lenkijos nepervažiavau. Bet kelionė yra pati kelionė yra tikslas, o ne kuo toliau nuvažiuoti, tai dėl to važiuoti per Lenkiją nevažiuotais keliais, nevažiuotais miesteliais irgi yra gera pramoga. Na va, išvažiuoju iš Gdansko. Labai skaniai papusryčiavau centriniai gatviai. Radau tokį fainą barelį. Atnešė ten kiaušinienę su kumpiu, su sūriu, su skomniam. Jo, ir sumontavau pirmą filmuką, įkėliau trumpą. Ir dabar važiuoju per Gdansk. Sopotas, Gdanskas, čia kartu viskas, Gdanskas turbūt. Planavau maršrutą šiai dienai. Ir čia dingo kameros garsas šitoje vietoje. Na, o štai taip atrodo tikras Lenkų ožys, kuris nežiūrėdamas užlindo man išvažiuodamas iš kiemo kažkokio tai. Ir paskui nei neatsiprašė, nei nieko. Jau čia kelinta valanda važiuoju tokia visiška lenkiška provincija. Kas pasakytina, kad iš tikrųjų gera provincija. Labai tokia Lenkija man pasirodė tolygi šalis. Išvažiavus iš didmiesčio. Visur va, tai ūkiai, tai kažkokie miesteliai, tai vėl ūkis, tai dar koks nors. Keliai neblogi, degalinių nemažai ir tokios naujos visos. Matosi ūkininkai tokie pasiturintis gyvena. Naujų namų nemažai pastatyta, bet tokių visai vat, miesteliuose mažuose. Nu ir tokia matosi, kad šita žemės ūkio infrastruktūra. Va, tai sustojau pavalgyti degaliniai. Kažkur pusiaudienis yra, 2:30 dienos. Vakarų Lenkija. Vakar miestelį sustojau, vakar tam Eblingo miestelį sustojau, parduotuvėje nusipirkau valgyti. Galvojau, vakare suvalgysiu, bet paskui žiūrėjau į restoraną ir pavalgiau graikiškam, tai liko maisto. Tai dabar reikia po truputį sudoroti. Pasižiūrim, ką aš čia turiu. Va. Turiu silkės.
turiu kažkokio kumpio ir turiu bandelių. Va, ir aš čia motociklė kažkur tai turiu peiliuką, tai va dabar skaniai ir pavalgysiu. Šiek tiek užkasiu, va, sustojau degaliniai kavytės, nusipirkau. Ir pavalgysiu silkę su bulka ir su obuolį dar užkasiu, matau, turiu. Tai va, taip kad man labai skanaus. Atsigėriau kavos, dar nusipirkau Red Bull'ą Tilvisako buteliuką, skardinę. Nu va, varau toliau. Kiek aš šiandien nuvažiuosiu, nežinau, nes dar 300 km liko, kažkaip šiandien labai lėtai važiuojas iš tikrųjų. Gal už tai, kad vakar daug nuvažiavau ir kas valandą realiai stoju. Valandą važiuoju, valandą stoju, valandą važiuoju, valandą stoju. Dabar stosiu už kokių 8 km vėl. Kuro jau pilsiu. Man iki Vokietijos sienos 300 lygiai. O va, tai dar reikia žiūrėti, kur aš ten nakvosiu. Nu, bet kaip nors nusigausiu, dar nebuvo taip, kad nenusigaučiau kažkur tai. Nu ir kaip jūs manot, ką aš čia veikiu? Sėdžiugi degaliniai kažkur tai vidury Lenkijos kaimo ir ieškau, kur nakvoti. Panašu, kad iki Vokietijos aš šiandien netempsiu, tai žiūriu čia kokį papigėję viešbutėlį, panašu, kad radau. Nu va, 100 km važiuot, rodo valanda su biškiu, tai panašiai už poros valandų reiškia ir būsiu. Kelių statyba ir remontas. Tvarkingai stato, tvarkingai viską remontuoja. Eismas per vieną pusę, tai dabar stovi vyrukas ir reguliuoja eismą su racija, kitoj pusėje kitas turbūt stovi. Nu va, bičias jau mane leido, ačiū, dziękuję. O kuria, blėt, pusė važiuot? Turbūt šita. Jo, nes šiandien naujas asfaltas. Va. Jo, teisingai, po šita čia vienas kitas, dabar žiūrėk, opapa, čia nušokom. Nu va. Jau be šansų. Vilksiuos dabar kaip šitas šoferis už čia. O, ženkliukas. Opa, o, parodyk, ką gerbė. Pastrauk į šoną. Honda! O taip. O taip ir apsilenkiam. Kas čia tie violetiniai laukuose, nesuprantu. Vosiliukai? Ir kaip jie čia vadinasi, bet jau ne pirmas laukas. Ištisai va violetiniam gėlėm tokiom. Toks jausmas, kad čia jas specialiai užsėja. Ar čia dubilai, ar čia kas čia tokio. Pasakykit, kas žinot, bet va išties laukai violetiniai. Nuvažiavau nedaug, nemažai. Jaučiu bus kokie 440 šiandien bus nuvažiuota. 100 km mažiau negu vakar. Ne, turint omeny, kad į Sopotą stojau rytą pusryčiaut, kavos gert. Tai aš kokį 1,5 valandos praradau. Nu, ne tai, kad praradau, bet tiesiog praleidau Sopotę. Turėjau gražių emocijų pajūry. Skanius pusryčius. Tai va, tai užsibūkinau viešbutuką Stargrade. Va, 24 km man liko iki Stargrado važiuot. Tai matysim, kas ten bus per viešbutėlis. Bet atsiliepimai labai geri. 50 berods 3 eurai su pusryčiais. Tai o ten mažas visai miestelis, turėtų būti viskas labai džigiai.
Va, jaučiu šiandien nuovargį, jaučiu nuo vakar, nes toks pareina iš vėliau, tai šiandien daugiau reikėjo kartu stoti. Nu, bet va, tokiais gražiais lenkiškais keliais, gražiais laukais bus beveik įveikę. Jau nuo to Stargrado iki Lenkijos Vokietijos sienos bus apie kokią 8, man atrodo, kilometrų. Tai va, tai rytą atsikelsiu, sričiausiu, susipuosiu gražiai, varzdą ir Willkommen nach Deutschland bus. Ir tada nach Deutschland ir jau rytoj kiek ten Deutschlande nuvažiuosiu irgi va tokiais panašiais keliukais. 4-5 turbūt bandysiu rytoj Vokietijoje ir veikti. Va, tai irgi per vieną kartą nepervažiuosiu. Kažkur mėgosiu, tai panašu, kad į Angliją šeštadienį, sekmadienį kelsim, tai ne anksčiau. Tai va, tai jeigu jau pažiūrėjot iki galo, tai paspauskit patinka, parašykit komentarą, pasidalykit su draugais. O, čia klausykit, yra raudona lempa. Šitą sakė, mojuojam, ačiū. O! Va, reguliuotojas. Tai va, tai jeigu pasižiūrėjot šitą video iki galo, tai jo, paspauskit, prašau, patinka, parašykit komentarą. Čia aš kaip Samoška komentum šitą bijoju, atsiprašau, bet gerą temą. Tai va, tai ir sekam toliau, žiūrim, aš dalinsiuos toliau kelionės įspūdžiais. Smagu labai skaityti komentarus, smagu labai matyti palaikymą, raiberių kiekį augantį smagu matyti. Tai pabiškelį tą visą kelionių žurnalą ir pildom. O, čia kažkoks tiltas buvęs panašu, paliktas tik tai sugriautas. Jo, čia karo buvo jaučiu daug, tai už tai va. Gerai, tai ką, tada kol kas šitą video šitom ir baigsiu. Ir pasimatom kitam. Iki. Nu, panašu, kad čia. Entą įsičekinsiu. Žiūrėsim, ką mes čia užsibukinam, bet miestelė šiaip įspūdingas.